Labas rytas. Šiandien šnekėsime pirmą diskusiją iš ryto ir apie sveikatą. Ar per 21 metus ES užsidirbome teisę į geresnę sveikatą Lietuvoje? Ir smagu pristatyti šiandieną mūsų diskutantus. Pradėsiu nuo savo kairės pusės ir toliau. Tai Seimo pirmininkas be 5 minučių, Juozas Olekas, arba Seimo pirmasis vicepirmininkas. Taip pat Daniel Naumovas, sveikatos ministerijos viceministras, Saulius Fomenko, Luko Lab įkūrėjas, tai yra individualizuotos biomedicinos pagalbos vaikams su autizmu ir kitais sveikatos sutrikimais koordinatorius. Ir Donatas Parulis, lygiai kartaus vaistų importo asociacijos direktorius. Tai gal pradžiai pradėkim nuo to, tie 21 metai. Aš nesakau, kad lyginkim su tuo, kas būtų buvę, jeigu nebūtume Europos Sąjungoje buvę, ar ne, bet bendrai, kiek mes išnaudojam visas galimybės būdami Europos Sąjungai, kad Lietuvoje turėtume geresnę sveikatą. Kas norėtumėt pradėti? Nes gerai tai, kad mes turim politikos formuotojus, turim politikos vykdytojus, turim pacientų organizacijas, turim industriją. Tai realiai turim visus 4 stakeholderius, kurie iš savo pusės gali pasakyti, kaip jie mato dabartinę situaciją, kurią turim. Jeigu leisite, aš galėsiu arčiausiai. Taip, nuo politikos Moderatoriaus, arčiausiai moderatoriaus pasinaudosiu tą galimybę. Tai aš dar žengčiau žingsnį atgal nuo tų 90-ųjų, kaip man teko dirbant sveikatos ministrų važinėti, žiūrėti iš vis kur gauti vaistų, nes priminsiu, tuo metu mes turėjom ir tokią ekonominę blokadą, bet buvo blokada ir vaistų tiekimo. Buvo sustabdytas tiekimas ir mums reikėjo juos atsivežti. Tai manau, kad mes ar nuo 90-ųjų žiūrėsim, ar nuo 2004, nuo narystės Europos Sąjungoje, iš tikrųjų padarėm didelį žingsnį į priekį. Didelį žingsnį į priekį, tą, ką gali pateikti mūsų pacientam, mūsų gyventojam, net saugant pirmiausia sveikatą, diagnozuojant, o po to gydant, tai yra tikrai didelis žingsnis į priekį, palyginus galim labai taip aiškiai pasižiūrėti į tais valstybės, kurios neįstojo į Europos Sąjungą, kurios buvo mūsų panašiam lygyje, sakyčiau, dabar labai sunku lyginti, bet pati ta kovojanti Ukraina, kuri susvyravo, ar Moldova, kuri mus pirma pripažino mūsų nepriklausomybę ir kur dabar yra sveikatos paslaugų teikimo kokybė ir kur mes esam. Tai tas žingsnis yra iš tikrųjų didžiulis, bet tikrai ne viską, ką galėjome padaryti ir pasiekti. Man teko... Kaip iš politikos formuotojo, kur jūs matot didžiausias bėdas? Man atrodo, dar vis dėl per mažas susikalbėjimas tarp politikos formuotojų, tarp industrijos tiekėjų ir pacientų. Nes vis tiek visko padengti negali, mums reikia susitarti tokius prioritetinius žingsnius. Ką sutarėm per trumpuoju laikotarpiu, vidutiniu ar ilguoju iš tikrųjų padaryti, nes galimybės kiekvienais metais didėja ir reikia ne kažkaip užkulisiniai, nesusipykstant, bet susitariant, tokiuose diskusijose kaip šiandien esam, pasakyti, kad žiūrėkit, sutarim, tikrai yra spręstinų problemų. Yra atskiros susirgymų sritys, vienur reikia diagnostikos daugiau, kitur reikia gydymo daugiau, reikia vaistų registracijos tempo, kad būtų tiekimo galimybių, nes viskas vienaip ar kitaip egzistuoja, bet mes, sakyčiau, per lėtai ir per fragmentiškai. Bandom tai vienur paspręsti, tai kitur, aš prisimenu, kažkada įsteigėm gerus odontologų rūmus, tvarkėsi, atėjo kita valdžia, sustabdė, atėmė daug iš jų, po to vėl davė, bet tokių dalykų tikrai neturėtų būti ir aš manau, kad tikrai ačiū Jums už pakvietimą ir iš tą diskusiją, aš manau, kad mes bandysim to tokiu normaliu dėrybiniu sustarimo keliu žengti į priekį ir bandyti tikrai būti, kiek galima arčiau tų galimybių,
kurių reikia, nes mes taip galim sakyti, kad nėra pinigų, čia vieno ar kito žmogaus, bet kiekvienam žmogui, kiekvienai šeimai ta problema, su kuria jie susiduria, labai didžiulė. Daniel, iš jūsų kaip vykdančiosios, sakykime, valdžios šakos pusės, kaip jūs matytumėt, kur jūs matote didžiausius dar iššūkius šitoje srityje? Tai pirmiausia apie įstojimą į Europos Sąjungą. Aš tada dar buvau labai jaunas ir aš beveik visą gyvenimą ir gyvenau Europos Sąjungoje jau. Tai tikrai matosi labai didžiulis skirtumas. Kodėl mums to bendrai reikėjo ir ką mes bandome pasiekti, tai pasidalinti gerąją praktiką. Viską standartizuoti ir struktūrizuoti. Tai yra ir sveikatos priežiūra, ir įvairius visus kitus klausimus. Ir mums tai labai sėkmingai pavyksta. Mes dabar bandome, kad ES tampa vos ne viena šalimi. Ir tai prisideda labai ir prie sveikatos priežiūros. Mes pasiimame geriausias taktikas, kaip gydyti paslaugas. Mes pažiūrime ir vaistų prieinamumą kitose šalyse. Mes tada galime ir palyginti ir kainas, palyginti prieinamumą. Ir mūsų žmonės, ir didžiausias dalykas, tai Šengeno, aišku, sienos mūsų, kad mes galime keliauti. Ir ne tiesiog keliauti kaip turistai, bet mes galime ir kaip sveikatos turistai keliauti. Mes galime dabar laisvai keliauti ir pirkti vaistus kitose šalyse. O su naujovėm tai galime ir be popierinių receptukų, ir su nuotolinė prekyba. Tai, kad mes esame Europos Sąjungoje, labai daug ką atveria. Taip pat kitas dalykas yra iš mokslo pusės, nes žinome, kad visos inovacijos ateina pirmiausia per mokslą. Ir Horizon projektai, kurie iki šiol buvo, lietuviai galbūt čia yra problema, kad ne iki galo pasinaudojo tą progą, mes kaip lietuviai labai mažai paėmėme, taip sakant, pinigų į mokslą, bet vis dažniau... Čia turint omeny sveikatos apsaugos srityje. Ir sveikatos, ir bendrai, tikriausiai sveikata, biotechnologijos ir kitos sritis, tai tikrai mes galėjome daugiau. Bet dabar jau Lietuva, aš sakyčiau, yra labai stipri biotechnologijose ir moksle, ir ypač raudonose biotechnologijose, tai yra ir vaistų gamyba, medžiagų gamyba, fermentų gamyba, turime didelės įmonės įvairias, kur tikrai ir BVP kelia mūsų. Tai buvimas ES mums duoda labai daug ir tai, kad mes bandome priartėti ir turėti vieningus visus dalykus, ir sveikatą, ir valiutą, ir prieigą prie visko, tai labai labai didžiulis pasiekimas ir turėtume to džiaugtis ir laikytis to. Taip, Sauliau. Labai smagu girdėti, kad gerbiamas Juozas kalba apie geresnę komunikaciją tarp pacientų, verslo ir importuotų vaistų. To reikia labai, nes aš asmeniškai su to susidūriau turint problemų su savo vaiku. Ir nors visą gyvenimą pakankamai sveikas buvau ir sveikatos paslaugų beveik nereikėjo, kai susidūriau su vaiko sveikata, Lietuvoje jau susidūriau su problema ir turėjau ieškoti gydymo būdų už Lietuvos ribų. Ir tai yra gerai, kad mes turim galimybę tą laisvą judėjimą turėti, ką viceministras ir kalba. Tai plati tema tokia, kaip sakyt, ką aš noriu paliesti. Tikiuosi, kad prie vaikų sveikatos grįšim mes kažko gal kitokioj diskusijoje ir bus galimybė su jumis susitikti, su sveikatos ministrė prieš porą mėnesių buvau susitikęs. Tai mane džiugina, kad po truputį jau atsiranda ta tikra nuoširdi diskusija, ko trūko anksčiau. Ir tikrai, būnant Europos Sąjungoje, kai reikėjo vaistų, kurių Lietuvoje nebuvo, buvo galimybė juos importuoti specifiškai pagal vardinį receptą. Ir smagu, kad yra mokslininkų, kaip sakėt, ir biotechnologijų kompanijos tikrai Lietuvoje, dabar Europoje lyderiauja. Aišku, galbūt dauguma produktų dar iškeliauja, sakykime, dar nelieka. Yra ta biurokratinė dar likusi tokia sudėtinga sistema, bet manau, čia irgi laiko klausimas. Tai jeigu mes tą išspręsim ir tas inovatyves technologijas pradėsim naudoti Lietuvoje, mes galim tapti lyderiaujantis Europoje. Kaip pavyzdys tiesiog, 20 metais Italija 26 inovatyvius vaistus priėmė naudoti, Lietuva tik tai 2. Tai čia skirtumas yra labai didžiulis. Tai jeigu mes galim tą visą komunikaciją ir biurokratiją, pavadinkim, sutvarkyti, tai mes galim tikrai vieni iš lyderių būti sveikatos sistemai. Aš galvoju, norėčiau ir ne tik galvoju, prisiminiau pokalbį vakar, sutikau Amerikos lietuvį, kuris į Lietuvą atvažiavo 90 metais. Ir jis mane tada dar vaiką matė, sako, o dabar jau numato šiek tiek paaugusi, sako, per tą laiką nuo 90-ųjų Lietuva ne tik į Europos Sąjungą įstojo,
bet ir jūs patys kaip žmonės, kaip visuomenė pasikeitėt kardinaliai, kai lyginam tas, kas buvo 90-ais ir kas yra 25 metais. Ir aš sakau, bet mes, lietuviai, ką turim ir ką industrija, kiekvieną kartą verslai, apie ką galvoja, mes visada galime geriau. Ir faktas, kad Lietuva šiandien dienai tiek inovatyvių vaistų, tiek kitų vaistų, tiek sveikatos priežiūros, tiek bendradarbiavimo, informacijos studijų, visa visuomenė yra pasikeitusi, gyvename iš esmės geriausią laiką, kokį Lietuva gyveno, bet verslas yra ir industrija, ir dirbantysis, klausimas irgi diskusijose, ar užsidirbame. Taip, užsidirbame, bet norime dar užsidirbti, turėti geresnę sveikatą, geresnę priežiūrą, pradedant nuo valstybės, nuo ES ir nuo mūsų pačių, kaip visuomenės, kaip ne tik pacientų, bet ir sveikųjų. Tai šitoje vietoje išgirdau Danielio vieną mintį, kad ES suteikia galimybę mums kirsti sienas kaip piliečiams ir ieškoti kitose šalyse priežiūros ar tų pačių vaistų. Bet mes verslas, kuris dėka ES tik ir galėjome pradėti tokius verslus, kuriuos suteikia galimybę Europą daryti, dėl visų teisinių reguliavimų ir kitų reguliacinių dalykų, kurių Europoje yra begalė, nuo europinių dokumentų iki nacionalinių. Tai šitoje vietoje mes verslo sakom, kuris įsikūręs Lietuvoje nuo Zapyškio iki Vilniaus rajono ir ne tik didžiuosiuose miestuose Vilnius, Kaunas, bet ir kituose, kur kūrėme darbo vietas, sakome, mes galime iš Europos atvežti mūsų pacientams, kad nereikėtų važiuoti ten. Ir iš esmės naudokime tai, kas yra ES, prisiminkime pamatinius principus, tai yra tas pats laisvas prekių, paslaugų, kapitalo, asmenų judėjimas, keiskime informaciją, komunikuokime, ką Juozas gerai paminė, bendradarbiaukime. Verslai jie puikiai bendradarbiauja, nes tiek Vokietijoje, Portugalijoje, Ispanijoje ir toj pačioje Lenkijoje, jeigu nori sukurti pridėtinį eurą, jie susisiekia čia ir dabar ir tą eurą bando kurti. Bet kur mes, tarkim, kur matome spragą, tai galbūt tarp institucinių, tam valstybinių institucinių lygmenį trūksta to komunikavimo, keičiantis informaciją, kurios negali gauti tie patys verslo subjektai iš institucijų. Ir institucijų pagalbos, kuri prisidėtų prie tų pačių verslo geresnių santykių, kas išplauktų į tas paslaugas, prekes mūsų pacientams čia Lietuvoje. Tai aš tą mintį tokią turėčiau, kad ES mums davė begalę daug, bet ir toliau mes turėtume dar geriau išnaudoti tas galimybes, nes visada galime geriau. Dėkui. Tarp kitko, pereinant su kitais prie kitų klausimų, aš norėčiau tiesiog, kad visi, kas dalyvauja, gali paklausti klausimų ir jeigu nuskanuosit QR kodą, kurį kolegos parodys ant ekrano, tai klausimai tiesiog, kuriuos parašysit, atsiras man telefone ir aš galėsiu tada diskusijos dalyviams juos pateikti. Tai tikrai, jeigu turit klausimų, būtinai užduokit, nes taip pagyvinsim mūsų diskusiją. Ką sako Donatas? Donatas sako, kad yra ES laisva rinka. Ar ne? Lietuvoje, jeigu neklystų, mes esame žemiau vidurkio, kiek mes įsivežam vaistų pagal paralelų importą. Ar ne? Ten yra 2,8% bendrai Europos vidurkis. Lietuva yra mažiau 2%, ar ne? Taip, aš gal trumpai pasakysiu, ką ir minėjau. Mes galime geriau ir visada mes daug kur žiūrime į Skandinavijos šalis, kurios tą racionalumą, efektyvumą ir didžiausią naudą socialiniam paslaugom bando savo visuomenėm pateikti. Tai taip, tas procentas mūsų ženkliai žemesnis negu ir jis galėtų būti didesnis. Tai be abejo. Ir čia klausimas yra, ar ne, ką mes galim padaryti, kad jis būtų didesnis, kad tikrai, kaip minėjot, galima nuvažiuoti ir pačiam nusipirkti, bet galbūt smagiau yra nueiti į vaistinę ir nusipirkti čia vietoje, kad nebevažinėti, ar ne? Kas iš institucijų pusės galėtų būti padaryta? Bendrai, vaistų prieinamumas tai yra prioritetas visose šalyse ir vaistai gali būti prieinami įvairiais būdais. Labai įdomu, žinot, ir kai mes kalbame apie diskusijas, kad
kaip viceministras esu, tai kai tenka bendrauti su socialiniais partneriais, vieni sako, kad būtinai reikia šitą daryti, o kiti sako 180 laipsnių kitaip, visiškai priešingai, kad pasiekti tą patį dalyką. Ir tam mes pastebime, aš kaip mediatorius, tarkime, šiuo atveju, kad tarp socialinių partnerių surasti tą auksinį vidurkį, nes vieni sako, padarykit taip, bus daug vaistų, o kiti sako, padarys taip, vaistų nebus iš vis. Ir mes tada turime daryti ir surasti tą auksinį vidurkį. Bendrai mes darome kaip įmanoma daugiau, kad prieinamumas prie vaistų Lietuvoje būtų kuo didesnis. Ir statistikos duomenys ES out of pocket, kiek lietuviai moka, tai mes labai gerai ir pavyzdingi esame. Mes žinome, turime, tarkime, kad mūsų vyresnio amžiaus piliečiai, 75+, gauna visus vaistus be priemokų. Tai yra priemokos yra padengiamos valstybės. Ir tai mums kaip valstybė kainuoja apie 20-30 milijonų kas metus. Tai mes kaip šalis iš tiesų daug investuojame į tą prieigą, prieinamumą, o kad ir daugiau vaistų turėtų atsirasti, tai taip. Ir mes girdėjome apie tą trūkumą antibiotikų, trūkumą įvairių atskirų kitų vaistų. Tai tam mes pirmiausia optimizuojame elektroninės sistemas valstybinės vaistų kontrolės tarnybos, kad tikrai matytume, ar visi vaistai yra. Taip pat nuo šių metų pabaigos planuojame įdiegti atnaujinimą e-sveikatos, kur gydytojai prieš išrašant vaistą jau iš karto matytų, jiem raudonai užsidegtų, kad to vaisto nėra. Neišrašykite pacientui, kad nebūtų taip, kad pacientas žmogus ateina į vaistinę, nori gauti vaistą, o to vaisto tiesiog nėra. Tikimas yra sutrikęs arba išvis. Važinėti per 3-4 vaistinės. Ir mes norime to išvengti iš tiesų. Tai tam norime, kad jau užbėgti už akių, kad jau gydytojas pamatytų galbūt kažkokį panašų vaistą galėtų išrašyti arba galėtų pasiūlyti, kur galėtų nuvykti. Tai prieinamumas turėtų būti geresnis ir paprastų vaistų, ir generinių vaistų, ir apie inovatyvius, jeigu kalbame. Su inovatyviais vaistais mes tikrai turėjome problemą ir visiškai pritariu, mes įvedėme naują sistemą 20 metais, kuriai nebuvome pasiruošę. Šiandien jau ta sistema yra daug geriau veikianti. Jeigu tada mes turėjome, įsivaizduokit, pagal teisės aktą turėjome ten per 180 dienų patvirtinti vaistą, o teoriškai buvo 500-600 dienų. Tai 4-5 kartus ilgiau negu turėtų būti. Čia susiveda į tai, kad norėjome kuo geriau, o neinvestavom pakankamai žmonės nemokėjo, neturėjome pakankamai ekspertų, kurie galėtų tą įvertinti. Šiandien mes jau sutrumpinam tą kelią, jau beveik visi, jau eilės nėra, tik nauji, kurie ateina, jie pradedami analizuoti. Šiandien susidurime su kita bėda, kad inovatyvus vaistai yra labai brangus. Ir tada yra klausimas, ar iš tiesų mes galime sumokėti kai kuriem vaistam, tarkime, 100 000, kurie prailgina gyvenimą 3 mėnesiam. Yra įvairūs tokie klausimai, todėl ir mes... Čia yra etikos klausimas, ekonomikos ir etikos klausimas. Tikrai, todėl ir dar klinikinis. Tai yra mes įvertiname, ar iš tiesų kliniškai naudinga, ar ekonomiškai naudinga ir galiausiai ar yra etiška. Aš visą laiką sakau, kad inovatyvus vaistai yra etinis dalykas, nes jeigu netgi, tarkime, aš niekada nesusirgsiu to vėžio arba kokia kita reta liga, bet aš žinosiu, kad mano valstybė kompensuoja, tai aš tiesiog ramiau gyvensiu. O žinome, kad kiek streso turime šiais laikais, tai tiesiog žinojimas, kad aš arba mano šeimos nariai arba mano artimieji gali gauti tokį gydymą, tikrai nuramina ir tai yra jau didžiulis pasiekimas. Pakomentuoti norėčiau, tai tas out of pocket Lietuvoje vienas didžiausių Europos Sąjungoje, Portugalai, pavyzdžiui, praktiškai visai nemoka iš savęs. Tai ne kritika mums, tai tiesiog kur mes galim dar aukti ir kompensuoti tos gydymus. Dabar, kas liečia e-sveikatą, labai geras paminėjimas yra, labai nepatogi sistema, ypatingai turbūt pacientam, gyventojam. Ir žinant, kokios yra technologijos dabar išvystytos, tai turi būti daroma taip, kad jau medikai, šeimos gydytojai jau galėtų, kad jiem būtų suteikta pagalba jau ir iš informacinių šitų technologijų, kaip sakoma. Ir kalbant apie vaistus ar jų atvežimą ir reikalingų vaistų turėjimą, tai irgi labai svarbus dalykas ir dabar jau vakarų Europoje, ypatingai Amerikoje, tai yra su dirbtiniu intelektu yra tie patys vaistai panaudojami visai ligom, kurios prieš tai nebuvo žinomas, kad su tais vaistais gali gydyti. Tai va tą irgi turėtume atsižvelgti, nes tikrai yra tokių vaistų, kur gali būti panaudota. Ypatingai ant vaikų, tą žinau, nes tą praėjau visą kelią ir tiesiog stebina šitie dalykai. Taip, prašau. Tai aš pritardamas čia kolegų, ką jie sakė, tik tai gal tokį porą aspektų paminėsiu. Man atrodo, kad viena iš galimybių yra labiau prisijungti prie europinės vaistų registracijos ir nekartoti, nebandyti pasakyti, kad mes čia geresni ir patikrinsim geriau. Nors kartais yra buvę, kad užregistruoja tą vaistą ir po kelių mėnesių net
išregistruoja, nes kažkas išlenda ir pasimato. Tai čia truputį tos rizikos yra, bet aš manau, kad... Aš esu galima gal turėti tas benchmarkinės šalis Europos Sąjungoje, kad jeigu iš šitą registruoja, tai ta prasme Taip, tikrai turėtume... Žodžiu, kažkoks galėtų būti čia toks vienas greičių. O antras dalykas, tai aišku, mes vis tiek turim dar pakovoti su biurokratija ir ypatingai turint e-sveikatą. Aš dabar visiškai šviežias atvejis, man reikėjo vienos pažymos prasitęsiant kaip šauliui ginklą. Turėjau atnešti 4 pažymas iš kitų, kad gauti vieną pažymą. Ir dar už tais 4 sumokėti, kad tik pažiūrėtų, ar aš e-sveikatoje esu kažkokio tai daly įrašytas. Tai čia tikrai turim rezervo, ką galėtume pasitvarkyti. Aš manau, kad kalbant apie vaistus taip pat. Ačiū. Aš gal paantrinsiu Juozui, verslai kaip veikia. Jie žiūri, ar reguliavimas yra proporcingas ir racionalus. Ir kai dažnai pamato, ar tai tikrai proporcinga, ar racionalu, net ir Europos plėtros bendradarbiavimo plėtros organizacijos skaičiai, kuriuos teko visai neperseniausiai matyti, vokiečiai yra paskaičiavę, kiek reguliavimas naštos atneša. Tai berods beveik 1% nuo BVP, bendro vidaus produkto, siekia vien reguliaciniai klausimai. Ir jie tą paskaičiavo apie 30 milijardų eurų kasmet biurokratija sudaro naštą. Tai šitoj vietoj verslai žiūri, gerai, analizuojam, koks yra reguliavimas ir kas yra neproporcinga, kur galima padaryti, kaip pradžioj diskusijos minėjau, geriau. Danielis įvardino ir Juozas įvardino vieną vertus faktas, kad galime veikti greičiau. Tai ir biudžetą projektuodama Europos komisija 28-34 metų, tiek visas 22 milijardai beje turėtų apie tą sumą būti skiriama sveikatos sektoriui, kad šitos lėšos turėtų būti naudojamas greitai, efektyviai ir skaičiuojant kiekvieną eurą. To maximize every euro spend. Ir šitoj vietoj Danielis paminėjo, kad vieną iš tų rodiklių norėčiau oponuoti. Ir ką mes dažnai oponuojam, sakom, žiūrėkit, šitoj vietoj valstybė išleisdama 30 milijonų priemokom 75 metų grupiai pacientų, kurių Lietuvoje yra apie 300 000, galėtų padvigubinti ir pažeminti kartelę iki 65 metų grupės, jau pacientų grupė skaičiais apie 600 000. Jiems irgi nemokant priemokos, jeigu tuos vaistus neinovatyvius, bet kurie paprasti, ne tai kad paprasti, bet kurie yra vadinamam kainyne, būtų efektyviau nuperkami tos pačios valstybės kaip didžiausio pirkėjo. Ir nes tuos 30 milijonų, kuriuos Danielis įvardino, tie patys mokesčių mokėtojai per sveikatos draudimą suneša ir iš tų lėšų, iš valstybės biudžeto lėšų, tai yra kompensacija įvykdoma. Tai veikiant geriau, panaudojant geriau turimas jau dabar lėšas, jau nekalbu, kas tikrai pagirtina apie projektą, kurį ministerija užregistravusi apskritai, kur 28 metam projektuojama, kad 1,5 milijardo ir daugiau eurų turėtų atsirasti sveikatos sektoriui. Bet su sveikata yra taip, kad ir kiek beinvestuotum, jos visada nepakaks. Bet skaičiuoti, kaip mes tos pinigus išleidžiam, visada yra laiku tiek valstybiniam lygmenį, kaip ir šeimos lygmenį. Ar tikrai galime tai, ką turime ir ką išleidžiame, mes išleidžiame maksimaliai gerai. Žinot, aš tiesiog dar vakar iš diskusijų, kurias turėjom, iš tikrųjų yra paradoksas, mes Lietuvoje nerengiam sveikatos ekonomistų. Mes neturim šitos ryties žmonių. Ir toj vietoje yra klausimas, kaip mes skaičiuojam, jeigu mes net nerengiam specialistų šitai sričiai. Nes tai yra specifinės sritis ekonomika sveikatos. Yra sveikatos specialistai, yra ekonomikos tos tarpinės, būtent, kur susilieja, kaip paskaičiuoti sveikatos. Ta, ką šneka Donatas, kaip paskaičiuoti efektyvumą, kaip paskaičiuoti, kur investuoti, kur neinvestuoti. Čia yra ekonomikos klausimai, kurie yra sveikatos ekonomikos.
Visiškai pritariu, mes neturėjom pakankamai sveikatos ekonomistų. Mes netgi, kai ir su farmacijos departamentu bandome sukurti naują strategiją ir mums reikia paskaičiuoti, kad kaip iš tiesų efektyviau. Galbūt vieni partneriai gerai sako, galbūt kiti blogai ir mes jau kelis kartus kreipėmės ir į Lietuvos mokslo tarybą, ir į mokslininkus ir teikėm paraiškas, kad padėkit mums, mokslininkai, jūsgi esate, padėkit mums ir niekad negalėjome, nes nebuvo Lietuvoje, kas galėtų padaryti. Tai mes tikrai turėjom problemą, kad nemokame sveikatą ekonomiškai įvertinti. Kalbant apie biurokratizmą dar, tai mes kaip lietuviai bendrai mėgstame taisyklės. Jeigu pažiūrėsime kitas šalis, mes mėgstame taisyklės, mes mėgstame reguliuoti. Ne tik politikai, bet mes visi. Mėgstame, kad būtų viskas. Gal čia labiau ne taisyklės mėgstame, jas rašyti mėgstam, po to laikyti, čia jau kitas klausimas. Žinot, aš kai žmogus atėjęs iš mokslo, prieš tai ir iš verslo, tai aš visą laiką noriu užduoti klausimą, kodėl. Nes kartais atrodo, kad reikia taip daryti, nes kažkada taip sureguliavome ir dabar reikia apeiti, kaip kažkada sureguliavome. Nu, taip yra Lietuvoje. Ir kaip kalbame, kad bendradarbiavimas tarp ministerijų irgi sunku, nes mes užsisukome savo biurokratizmą. Optimizavimui vietų yra labai daug. Ir dar grįžtant apie sveikatą, kadangi minėjome, tai mes visi, ta prasme, ir aš prieš tai kaip mokslininkas norėjau duomenų, blogai viskas. Kaip pacientas, blogai. Per COVID, blogai. Nu, iš tiesų blogai, bet dabar ir kai dirbu, ir kai žiūri į Europą, ir jeigu išvažiuosite kažkur kitur, ten daug dar popierizmo yra. Mes esame su savo sveikata, kokia jinai bloga bebūtų, kaip mes sakytume, mes esame top 5 Europoje. Mūsų Suomiai, Estai lenkia, Portugalai šiek tiek lenkia, bet mes esame jau labai geri. Mes kaip lietuviai visą laiką norime daugiau ir į tą planuojame investuoti ir į tą dabar investuojame, jau dabar nemažai 10 milijonų investuojame, kad patobulinti tą sistemą, bet vis dar reikėtų. Tikrai mes turime vieną iš planų kaip ministerija, tai dar bent padvigubinti darbuotojų skaičių e-sveikatoje. Ir kad e-sveikata būtų kaip prioritetas, nes mes žinome dabar registrų centras daug ką daro. Ir gyventojų registras, ir visokie kiti būtai viskas, o e-sveikata yra tik tais dalis tos visos įstaigos darbo. Tai mes norime suoptimizuoti, pastiprinti tą sveikatos dalį, kad gydytojai nesiskustų. Mes matom irgi kitus forumus, Facebook'e, kaip visi skundžiasi. Ir vėl negaliu išrašyti, ir vėl turiu po darbo dirbti. Tai aišku, skaudu girdėti ir tą reikia taisyti. Ir tam reikia šiek tiek investicijų ir tokį nuolatinį palaikymą. Mes su sveikata turėjome tokį, aš visą laiką sakau, Frankensteiną darėme. Mes europinių pinigų paėmėm, įlėjom, sudarykime dabar tą. Dabar receptus, dabar vakcinacija. Ir taip po 10 milijonų lėjame, o tada priklijavome daug visų, o kaip visas, kaip organizmas gyvena, nematėme. Tai turi būti nuolatinis finansavimas visą laiką, kad būtų pakankamai tos darbuotojus išlaikyti, ne tik iš projektų 2 metam įdarbinti ir tada išeina know-how, tai ties to irgi dirbsime. Juozai, norėt komentuoti? Taip, aš tik norėjau taip nesiplakti savęs, kad jeigu neturim specialybės, kur universitete sveikatos ekonomikos, tai mes turim daug žmonių, kurie dirba. Aš manau, kad mūsų daugelis įmonių, įstaigų vadovų, kurie turi ir galbūt medicinį išsilavinimą, bet jie tikrai pasitobulina ir ekonomikoje pakankamai, ar Londono mokyklose ekonomikos pastudijavę kursuose ir kitur. Bet Juozai, žinokit, aš nesutikčiau. Čia yra išmanimas industrijos, bet ne ekonomika yra vis tik platesnis dalykas. Ten reikia tam tikrų... Aš labai gerbiu, kad kiekvienas turim savo nuomonę, aš tikrai pasakysiu savo. Arba ekonomistų, kurie atėjo į sveikatos sektorių. Sakykime, tas pats Gediminas Černiauskas, kuris jau pradirbęs tiek ir tiek sveikatoje, kur tik ekonomikoje studijavęs. Aš manau, kad tie žmonės įsijungia, Danielius, čia atsiranda tie, nebūtinai, kad reikia būtinai baigti kažkokį tai mokslą, kad tu ateitum. Taip, gerai turėti tuos pagrindus, bet aš manau, kad tiesiog reiktų tais argumentais vadovautis galbūt daugiau, ne visada mes juos gal išgirstam ar susėdam ir aptariam. Aš trumpai prisijungsiu ir verslas mato, kokie politikai ateina ir mes juos faktas, kad vertinam, kaip ir visa visuomenė. Ir gerų žodžių apie Danielį norėčiau ne dėl to, kad panigiriką užsiimti, bet vienas iš tų viceministrų, kuris pasakė, sprendimus remsime duomenimis. Ir tuos duomenys trauksime technologijomis naujomis, vat ką ir Saulius minėjo, AI ir kitomis priemonės, kurios dabar jau yra prieinamos. Ir šitoje vietoje Lietuva skaitmenizacijos, sveikatos skaitmenizacijos lygmenį toli yra pralenkusi tą pačią Prancūziją, turim Prancūzijos pilietį, matau, kad jie su pavydu žiūri į skaitmenizacijos lygį. Kitas klausimas, ką Artūras paminėjo, o kaip mes tos duomenys vertinam, kaip kokybiškai analizuojam ir kokius rezultatus ir rodiklius ar pasitvirtinam ir ar paskaičiuojam. Jeigu kažkas neveikia, ar mes greitai, kaip Juozas sako, ir efektyviai veikiam, kad pakeisti, kad veiktų. Tai šitoje vietoje vakar vienoje iš diskusijų dalyvavo Vilniaus universiteto atstovė, sako Vilniaus universitetas, mes pasirengę padėti
politikos formuotojams, politikos vykdytojams teikti tuos analitinius duomenis, kurie galutiniam rezultate, nes ir politikai, ir vykdytojai, ir pacientai, ir tas pats verslas, kuris čia įsikūręs ir veikia Lietuvoje, turi tą patį bendrą tikslą - sveikesnė visuomenė. Sauliau, kaip jums šita diskusija, būtent kur, kai mes šnekam, kaip mes matuojam, ar ne, o kaip pamatuoti tam tikrus dalykus, ar ne, kaip pamatuoti, ar mes esam pakankamai geri diegiant inovacijas, ar ne, kokius KPIs naudoti tada šitoje vietoje? Aš pirmiausiai sakyčiau, kad grandinė yra tiek stipri, kiek silpniausia jos dalis. Tai atsisukti vaikus reikėtų, nes situacija yra labai bloga, o vaikai verčia tėvus, nori ar nenori būti motyvuotam ir daryti ir inovacijas, ir rasti tos efektyvesnius sprendimus. Ir ką aš dar susidūriau ir savo jėgom dariau, ir smagu, kad ministerija 23 metais palaikė sveikatos ir pradėjau vežti užsienio specialistus, aukšto rango medikus profesionalus, daryti mokymus Lietuvoje. Tiem medikam, kuriem trūksta kompetencijų, kažkokiom specifinėm srityje. Be abejo. Ir tas labai pasiteisino, daug nustebusių veidų iš pačių medikų būna. Tai šitą vietą irgi reikėtų nepamiršti, kad apart šnekant apie vaistų vežimą ir gydymą, reikia žinoti, kaip tą daryti ir kaip tą efektyviai daryti. Tai, kad ministerija, jeigu rūpintosi kompetencijų kelimu mūsų specialistų, tai tas labai būtų svarbu. O dėl AI technologijų visų, reikia sekti tuos, kas pirmauja, nebijoti kviesti, nebijoti važiuoti patiems ir daryti demo versijas, bandyti, prasme. Turi būti atskira galbūt departamentas kažkoks, kaip pavyzdys, Jungtiniai Arabų Emiratai. Jie paskelbė, yra dabar investuos per ateinančius kelis metus $90 milijardų, tikriausiai ne euro, ir jie ruošiasi tapti rytų Europos stipriausia šalis medicinos technologijų prasme. Artimų rytų gal? Artimų rytų, taip, atsiprašau. Tai turim pavyzdį, kur galim vykti ir mokytis. Aš gal trumpai tikrai, kadangi ir mano kuravimo sritis yra dirbtinis intelektas, čia bendrai naujas dalykas, naujas žaisliukas, su kuriuo visi nori žaisti. Labai smagu, nes prieš 2 dienas buvau Tartu irgi konferencijoje ir ten buvo iš Dubajaus atstovė ir pristatinėjo savo. Ir žinot, mes suprantam, kad jie turi daugiau pinigų negu mes. Daugiau pinigų negu mes ir mes kaip norėtume. Ir kaip ir minėjote jūs, kad reikėtų, tarkime, ir sveikatos ministerijos departamentą, man tai kaip medus į ausį iš tiesų. Aš irgi tą norėčiau paskatinti, bet mes gyvename kitoj geopolitiniai situacijoje negu Dubajus, tarkime, ir mes turime kaip šalis dabar kitą prioritetą. Kaip bebūtų, mūsų dabartinis prioritetas yra apsauga, krašto apsauga ir dėl to įvairūs kiti prioritetai nueina į antrą planą. Taip, ir toliau turi būti, nes žinote, kada geriausia inovacija, kai žmogus yra suspaustas kažkur, tada geriausia inovacija. Tam tikras stoka. Tai dabar mes turime ir pinigų stoka, ir galbūt žmonių stoka, tai dabar laikas inovacijas vystyti. Tai tikrai dirbtinis intelektas turi ateiti. Jau dabar darbo grupę esu padaręs ir ne iš ministerijos vidaus, o tik iš išorės, ir iš verslo, iš universitetų, kad įvertintume, kaip mes galime įvesti kuo greičiau dirbtinį intelektą. Mes galime įvesti nuo įvairiausių pusių. Arba vaizdus analizuoti, arba pagreitinti gydytojų analizę, arba kad gydytojų nereikėtų rašyti ranka anamnezę, o jau dirbtinis intelektas įrašytų. Arba garso įrašymas. Arba triažas, kad žmogus prieš eidamas pas gydytoją irgi pasitartų su dirbtiniu intelektu. Bet tam viskam dar labai svarbu ne tik nupirkti tos įrankius ChatGPT ir visą kitą, bet ir edukuoti žmonės. Nes prisimint, kai tik Google'as atsirado ir visi pradėjom savo vėžį diagnozuoti. Tai taip pat su dirbtiniu intelektu visi savo diagnozuojame papildomas ligas, ką jam duodame, tą ir gausime. Paklausi, ar turi vėžį, jisai pasakys, gal ir turi vėžį. Tai labai svarbu dar edukacija gydytojų ir bendrai lietuvių. Juozai norėt. Taip, aš tai vis sutinku, kad visas technologijas, viską reikia įtraukti, naudoti, tik tai ne visai sutikčiau, kad skaičiai, ekonomika mums čia viską sudėlios į vietas. Ir mes vis tiek turim palikti sveikatą, gydymą ypatingai kaip tokią ir meno dalį, kad liktų tas žmogiškumas, humanizmas toksai, nes čia skaičiais tikrai negalėsim nuspręsti ir man ir smagu iš vienos pusės, kad standartizuojam, einam lyg tai kažkaip, bet iš kitos pusės reikia palikti laisvės gydytojui
kalbantį su pacientu ir kad galėtų nuspręsti, nes tie standartai, jie pakelia tokį bazinį lygį, bet tikrai sukliudo tam inovatyviam žmogui padaryti gerus sprendimus. Aš buvau chirurgas ir jeigu standartas sako, kad apendicito pjūvis 10 cm, o aš dabar tik seksizmų nenoriu simti, bet jeigu daili moteris, aš galiu išoperuoti per 7 cm. Jeigu gerai, visi džiaugsis. Ir pacientė ir aš, bet jeigu supuliuos, atėjęs bet koks tikrintojas sakys, Juozai, nesilaikė standarto. Bauda, tai palikti tą laisvę atsakomybę, nes mes parengiam puikius specialistus. Lietuvos gydytojai graibomi visose ES valstybėse, galima sakyti, kad mes turim labai gerą mokyklą ir jie turi turėti laisvę priimti galutinį sprendimą ir veikti, nebūti įsprausti kaip toks kompiuteris, robotas, kad jeigu taip, tai taip ir tu čia nieko negali matyti, nes tas holistinis vaizdas jisai turėtų būti ir leisti tam geram specialistui laisvės. Turim jau porą klausimų iš mūsų auditorijos ir pirmas būtų, kas turėtų vertinti, kas turi būti kompensuojama, kodėl vertina politikai ar nuo jų priklausomi tarnautojai, o ne apdraustieji, kurie sumoka už draudimą? Tai yra paslaugų kompensavimo komisija, yra vaistų kompensavimo komisija ir komisija sudaro tik tais labai nedidelė dalis ministerijos darbuotojų. Sudaro atskiros ir VLK ligonių kasos, sudaro, tarkime, su vaistais valstybinė vaistų kontrolės tarnyba, sudaro pacientų asociacijos, sudaro gydytojų asociacijos ir netgi didžioji dalis būna išorės, tai yra tokių asociacijų kaip gydytojų, farmacijos specialistų, pacientų, kuriem tai rūpi. Tai iš tiesų nėra taip, kad tik tais politikai nusprendžia. Pirmiausia, iš vis nėra, taip. Pirmiausia, jeigu, tarkime, kalbam apie vaistus, kas yra mano tema, tai mes turime įvertinti, ar tas vaistas yra tikrai veiksnus ir saugus, pirmiausia. Kai mes tai vertiname, mes turime įvertinti, ar ekonomiškai vertingas. Ir tą daro valstybinė vaistų kontrolės tarnyba. Po to jie duoda savo išvadą, kuri neįpareigoja nieko. Duoda savo išvadą komisijai. Komisija sudaro ir pacientai, ir gydytojai, ir sveikatos priežiūros ir ministerijos darbuotojai. Ir jie nusprendžia, ir tai dar nenusprendžia, jie tik tais išanalizuoja ir paduoda savo rekomendaciją ministrui. Ir tada ministras savo parašų patvirtina. Tai yra daug atskirų taškų, kas biurokratizmas iš dalies, kad užilgina procesą, bet ir etiškumą prideda. Kad ne tik vieni ekspertai, ne tik ministras, ne tik komisija, bet yra tas ilgas kelias. Panašiai yra ir su paslaugomis. Tai nėra taip, kad tik tais sėdi Danielius ir nusprendžia šitą vaistą norime, šito nenorime, o dažniausiai klausome ir girdime pacientų asociacijas, ypač aktyviausios, ir gydytojų asociacijos. Niekas nenorėtų pridėti? Jeigu ne, tada kitą klausimą iš karto. Kodėl nėra išvystoma privati sveikatos draudimo sistema, kurioje konkuruotų privačios draudimo įmonės ir ta konkurencija atneštų geresnius pasiūlymus ir geresnės kainas ir geresnę paslaugą? Čia jau matyt politinis klausimas, ne? Tai aš atsimenu savo pirmą kelionę į Jungtinės Amerikos valstijas. Gal 91 metais ir pasikalbėjimą su Blue Shield, su daugeliu draudimo kompanijų, kaip čia yra. Ir buvo vienas patarimas, tik nedarykit taip, kaip pas mus. Nes sako, žiūrėkit, kokie mūsų gražūs pastatai visų draudimo kompanijų, kaip gerai uždirba draudėjai. Ir gerų pasiekimų turi sveikatos sistema, nuostabių. Bet bendri rodikliai, gyventojų sveikatos ir visko, tai brangiai kainuoja, nes daug yra didelių pelnų ir labai daug reguliacijos. Paguldyti pacientą į ligoninę, reikia paskambinti į draudimą, paklausti, ar leidžia ar ne, faktiškai nusprendimų tokių daug yra. Tai viena tokia yra, grinai amerikietiška sistema, kur privati, o antra, Lietuvoje ne kartą bandėm pasiūlyti privatų draudimą, nes ne viską dengia, pavyzdžiui, didžioji dalis odontologijos, ar ne? Nėra padengta draudimu. Kodėl kompanijos nesima? Buvo keletas bandymų, bet tokie bandymai buvo ne visai, sakyčiau, sąžiningi pacientų atžvilgių, nes buvo, kiek tu įmokė, tai tiek galėsi, už tiek apmokėsim, bet jeigu kainuos tau gydymas toliau, tai reikės prisimokėti. Tai tokia sistema turbūt neįeina. Galbūt ateis kažkoks laikas, nes tikrai dar erdvės yra ir, sakykime, vaistų priemokos
galėtų dengti, kurios šiandien yra, jeigu draudimas taip sukurtų tokią sistemą, kuri tiktų ir draudikam, ir pacientam. Bet aš manau, kad mūsų ta geroji pusė, kad mes per mokesčius, per privalomos sveikatos draudimo įmokas surenkam pakankamai tų lėšų, kurios leidžia suteikti tą didžiąją dalį paslaugų nemokamai, nes man teko dirbti su jau labai mažais vaikais, tai jie neturi užsidirbę, tai kai sako, kad maždaug aš sumoku daug, bet yra tų pacientų, kurie dar nieko nesumokėjo. Bet čia gera iniciatyva iš ministerijos, kad galų gale tą neteisybę žada, kaip sakyti, pašalinti, nes iš tikrųjų pradeda mokės tuos pinigus už valstybės draudžiamus, ar ne? Nes mano galva tai yra sąžininga visų kitų tie, kurie moka atžvilgiu, ne? Bendrai, mūsų sistema yra nepakankamai finansuojama sveikatos sistema. Mes dabar esame, kiek gydytojai, slaugytojai ir mūsų sveikatos personalas performina, tai yra kiek deliverina, nežinau, atsiprašau už angliškumą, tai yra va tiek, o kiek mes finansuojame yra tiek, palyginti su kitomis šalimis. Mes labai dažnai norime sakyti, va, žiūrėkite, norime kaip Norvegijoje, kad būtų lygiagretus importas. Norime, kad kaip Vokietijoje būtų inovatyvūs vaistai. Ir visą laiką, ir socialiniai partneriai visi nori geriausiai iš tenais paimti. Mes norime galbūt kaip Bulgarijoje inovatyvūs vaistai, kur yra va taip. Ir man Norvegijoje buvome ir parlamente kalbėjome ir jie sako, mes neįsivaizduojame, kaip jie įperka tos inovatyvūs vaistus. Norvegija ir Bulgarija. Tai yra tokie keliai, kur yra ir galbūt korupcijos šiek tiek, nekompetencijos šiek tiek. Tai mes turime tą suprasti, kad kai renkamės, noriu iš Amerikos paimti šitą, iš ten paimti šitą, Lietuvoje nėra taip baisiai blogai. Mes jau turime neblogai. Ką galim padaryti? Optimizuoti, mažinti biurokratizmą ir vis tiek, kiek mes beoptimizuotume, mes įsiremsime į pinigus. Jau šiandien daug paslaugų, daug vaistų negalime tiesiog kompensuoti, būtent dėl to, kad nepakanka pinigų. Jeigu, žinote, kiekvienas iš mūsų dirbantis vidutiniškai sumokame per metus apie 2000 eurų tik sveikatai. Bet nedirbantis, tai yra vaikai ir senyvo amžiaus žmonės, jie sumoka nieko, tai už juos sumoka valstybė. Ir jinai sumoka 700 eurų, 3 kartus mažiau. O tik jie ir naudojasi mūsų sveikatą. Dažniausiai serga senesnio amžiaus žmonės ir vaikai irgi. Tai mes turime pakeisti tą, iš kur gauti pinigų, čia jau kitas klausimas. Ir vėlgi šalis turi pasirinkti prioritetus, kaip išgelbėti vieną arba kitą sektorių. Nes sveikatos sektorių, dar iki šiol beje, per nepriklausomus metus mes niekad nedidinome to. Niekad nebuvo įlieta į mūsų didesnį PSDF. Tai kažkada reikėtų tą padaryti. Ir čia būtų toksai pirmas geras sprendimas, kad ir galbūt gydytojams algos, slaugytojams algos padidėtų, ir paslaugų daugiau būtų, ir pagaliau daugiau inovatyvių vaistų. Daniel, kaip tik tai klausimas atėjo, ar augs sveikatos draudimo mokestis tiems, kurie moka? Man atrodo, jeigu norėsim turėti geresnę sveikatą, tai kažkada jis augs. Bet aš gal papildysiu tą apimtim, kad skiriantis sistemoms ne tik ES, nes visur 27 šalis kiekvieną savo skirtingumą turi šitoje vietoje bendroje rinkoje. Bet Europoje mes vis tiek visi turim tą solidarumo principą, kad esam empatiški ir mokestinė prasme. Lyginant tą pačią diskusiją, kur vakar turėjau su Amerikos piliečiu, kuris nuo 90-ų Lietuvoje gyvena be krepšinio, kurį aptariam, jo vienas iš aspektų buvo pasakyti, taip, mano brolis Amerikai bijo nueiti pas gydytoją, nes bijo sąskaitą gauti. Tai va tas yra skirtybė, bet ko mes kaip verslas matom trūksta mūsų sistemui ir irgi iš ko mes galim žiūrėti, kokios yra rekomendacijos, tai Europos komisijos visiškai šviežios, pakankamai rekomendacijos, kur sako, kaip visa ekosistema sveikatos sektoriui galėtų veikti. Jeigu čia taikytina tiek viešajam sektoriui veikiantiems subjektams, tiek privačiam sektoriui, kad paskatų sistemos būtų ne bizūnas taikomas gydytojams, tiems patiems, ką Juozas minėjo, kad turime suteikti kūrybos gydytojams, bet kūrybiškumą jų galima auginti, jeigu turime ne baudimo sistemą, bet paskatų sistemą. Čia tiek tiem patiems vaistininkams, tiek gydytojams. Ir nusistačius tam tikrus rodiklius, rezultatyvumo rodiklius, per paskatinimą, per paskatas siekti tos geriausios sveikatos. Dar kitas klausimas, inovacijos gerai, skaitmenizacija taip pat, bet kaip tas padeda sumažinti labai padėjusiais eilės prie specialistų? Eilės, ar ne?
eilių klausimas. Tai, Juozai. man atrodo, kad ministerija daro visą eilę žingsnių, bet aš tai dadėčiau dar gal du tokius aspektus. Jeigu skaitmenizacija tvarkysis geriau, o nereikės į ten kelis kartus žiūrėti, vad sakau, mano pavyzdys. Vieto vaikščiojimo 4 pažymų galėjo pirmojo vietoje, kur reikia, ją pasižiūrėti, rasti duomenis ir išrašyti. Tai jeigu mes ją panaudosim tą linkmę, o antra, man atrodo, kad didesnės laisvės suteikimas gydytojam leistų dalį tų pasiuntimų, papildomų konsultacijų, jų tiesiog atsisakyti. Ir aš manau, kad tikrai visiškai eilės neišnyks, mums reikia tą labai aiškiai pasakyti, nes kai kuriuom lėtiniam lygom sergančių čia ir palaukti visiškai normalu, nes tu žinai, kad po kažkiek laiko reikės vėl ateiti pas gydytoją, tai tą mes turėtume priimti. Bet sumažinti siuntinėjimus, papildomus tokius tyrimus tikrai galima. Bendrai, pirmiausia, dar reikėtų kalbėti apie ir sveikatos raštingumą mūsų žmonių. Aš pats, tarkime, turiu ir hipertenziją ir aš ten matuoju, yra, o tada noriu užsiregistruoti pas gydytoją ir nepakliūnu per savaitę. Metus matavau, kad yra blogai, bet kai užsinorėjau pas gydytoją, noriu šiandien. Mes turime suprasti ir lėtinės lygos, o mes visi beveik turime lėtinės lygas, žinot, rūgštingumas, kažkas dar. Ir mes laukiam, o tada galvoju, dabar atsidariau sveikatą, tai noriu užsiregistruoti šiandien, noriu šią savaitę. Turime suprasti, kad taip nėra jokioje šalyje. Lietuvoje mes turime eilės, mes galime sakyti, bet jos nėra tokios baisiai tragiškos. Kai kuriuom lygom tai tikrai, baisu. Pažiūri po 3 mėnesių, po 6 mėnesių, tikrai baisiai atrodo. Tai ties to reikia dirbti. Pirmiausia, reikia sumažinti biurokratizmą sveikatos priežiūros specialistam. Kad jie nesidėtų tiesiog prie kompiuterių ir rašytų arba suvedinėtų kažką. Kad galbūt suvedinėtų tai kito administratorius, koksai kartu sėdėtų. Nebūtinai tai turi būti gydytojas, kuris rašo. Tai yra perduoti kuo daugiau funkcijų, nebūtinųjų funkcijų kitiem, kad gydytojai galėtų daugiau laiko skirti pacientam, kad kokybiškesnė paslauga būtų ir kad greičiau galbūt ne per 20 minučių, per 15 tada išeis, jeigu ir dirbtinis intelektas aprašys ir administratorius padės, užregistruos, nuves už rankos paimti kraują, tai tikrai galima sumažinti eilės. Kitas dalykas, mes turim nepakankamai sveikatos priežiūros specialistų. Mes pirmiausia turim labai mažai gyventojų. Mums reikia daugiau gyventojų. Mes suprantame, kad nuo mūsų mokesčių sumokamų mes galime turėti gerus kelius ir gerą sveikatą. Mes turime daugiau vaikų gimdyti, prašau, žmonės, tą darykit. Bet bendrai, dėl mūsų bendros ateities, arba mes turime optimizuoti viską, mes turime pritraukti sveikatos priežiūros specialistų, pirmiausia, kad stotų į tą specialybę, tada iš užsienio mūsų lietuvius reikia gražinti. Ir tą, ką mes darome, tai pirmiausia, gražiname iš užsienio, jau turime projektus ties to, ir daugiau valstybės finansuojamų vietų. Dabar slaugytojams ir rezidentams, kad kas metus būtų padidintas skaičius ir kad tie žmonės irgi norėtų ir regionuose dirbti. Kad ne tik didžiausiuose miestuose, kur galbūt su eilėm kai kuriuom yra mažiau problemų, bet ir į mažesnius miestus. Ir čia jau nesusiję vien tik su sveikata, čia yra susijęs su visais kitais dalykais, tiek švietimas, tiek visa kita, nes be šitų klausimų, kodėl žmogus važiuos, jaunas žmogus važiuos į... Taip. Galiu aš dar vieną tokią fiks idėją vis turiu. Man atrodo, kad konsultacijos specialistų eilės tai nėra paciento reikalas. Tai yra šeimos gydytojų trūkstančios informacijos pasikonsultavimas. Ir jeigu mes galvotume, kad tikrai gydo pacientą, jam patarė šeimos gydytojas, tai jisai turėtų pagalvoti, kaip jam gauti tą konsultaciją ir pacientui pasakyti patį trumpiausią, be jokio susinervinimo kelią, žiūrėk, bet nueik dar tu pas kardiologą, nueik pas gastroenterologą ir tavęs jisai lauks. Aš tą mačiau pas savo kolegą Škotijoje vieną kartą važiuodamas, kaip gražiai ateina pas tuo metu plastinę chirurgiją, pas plastinį chirurgą, pasikonsultuoti pacientas atsiųstas ir tas pats plastinis chirurgas pakonsultavęs rašo laiškelį ne pacientui, sako, bet rašo taimėm atsiuntusiam gydytojui, ačiū, kad atsiuntai, nes tu atsiuntai pacientą ir atsiuntai pinigus man. Ir aš rekomenduoju tau pacientui patarti tą ir tą. Mes, man atrodo, padarėm tokį gana sudėtingą ir sunkų kelią, kaip šeimos gydytojas lyg siunčia konsultacijai, bet palikdamas visą tą organizaciją pacientui ir užkraudamas visą krūvį. Tu ieškokis, kur tu gali, tu pasižiūrėk, eik pas ką, o ne pats turėdamas ryšį su vienu ar kitu specialistu ir su tuo, kuriuo pasitikė.
kad tikrai jis gaus gerą atsakymą. Tai čia, man atrodo, dar mūsų bendruomenė medikų reikėtų labai rimtai pasišnekėti, kad ne pacientas skambintųsi, ieškotų ar ten nusirašyti, o jis tiesiog žinotų, kad nueis ir gaus atsakymą ir be jokio to nervo, kaip Danielius sako, kad kažkur čia man reikia to ar to ieškoti. Mes valstybėje, aš Juozą papildinamas, turime auditorių, tai yra valstybės kontrolė, kuri visiškai šviežiai išvadą pateikė dėl tų eilių pacientų. Ir aš su ta ataskaita valstybės kontrolės susipažindamas nuėjau į šaltinius, tai yra plėtros Pasaulio banko jau minėtos ABPO duomenys, kaip jie įsivaizduoja, kas yra kokybiška sistema. Yra 7 elementai, jų visų nevardinsiu, bet vienas iš tų, kad gydymas yra veiksmingas, orientuotas į pacientą, efektyvus, lėšų švaistymas vertinamas ir tuos visus holistiškai matant elementus, vadinamas sveikatos ekonomika, iš esmės įgyvendinus galima pasiekti tą geriausią rezultatą ir primtiniausią gydymą, kad gydymas, tai nesvarbu ar paslaugos ar vaistai, pacientą pasiektų tada, kai jų reikia. Ir dar yra porą klausimų, nes turim tik 10 minučių. Labai greitai, jeigu galėtumėt, ar yra planų pritraukti užsienio ES ir ne ES gydytojų, kad padidintume gydytojų resursą? Pirmiausia, mes norime grąžinti lietuvius, kurie išvyko dėl mūsų blogos sistemos prieš 10-15 metų. Mes žinome, kad atlyginimai padidėjo iš tiesų gerai ir slaugytojom, ir gydytojom. Ar pakankamai? Nepakankamai, bet ar gerai? Tikrai gerai. Prieš 10 metų palyginti, prieš 20, tai šis nėra ką čia lyginti. Bet daug buvo išvažiavusių, iš tiesų, į Skandinavijos šalis, į Vokietiją, į kitas panašias šalis. Tai mes norėtume grąžinti. Pirmiausia, parodydami, kad Lietuvoje jau yra gerai, kad žmonės patys pamatytų, kad yra gerai. Ir aišku, su įvairiom kitom paskatom, kad atvažiuokite, galbūt norite padirbėti šitam mieste. Tai pirmiausia, norėtume grąžinti lietuvius. Tai čia jūs jau turėsite dirbti su užsienio reikalų ministerija, kurie turi iš principo grįžtų LT vadinamai programą, kur bendrai lietuvių grąžinius. Tikrai taip yra grįžta. Kalbant apie migrantus, čia tikriausiai daug platesnis klausimas, kuris atskiros diskusijos reikalautų. Mano kompetencija čia irgi nėra. Jeigu mes negimdysime pakankamai lietuvių, tai mes neturėsime pasirinkimo vėliau. Jeigu pas mus iš tiesų gimstamumas mažės, mes jau ne 3 milijonai, o 2,7, 2,8, o vėliau dar mažiau, tai iš ko mes norime, o mūsų, žinote, didžiausia problema, kad mes senstame ir mes ilgai gyvename. Problema, kaip baisiai tai beskambėtų, mes labai ilgai gyvename ir mes išnaudosime dar labiau sveikatos sistemą. Mes girdime naujas ligas. Pati ligas. infrastruktūra, Daniel, greičiausiai pataps per didelį išlaikymui mažesnius. Nes Kauno atveju, ar ne, kai kauniečiai, būtent Kauno poliklinika skaičiavosi, kad miestas statytas, infrastruktūra statyta 300 000, taiga tu turi 200 kažkiek, pusė jų pas juos ateina kitą į privačią, natūralu infrastruktūra tampa per didelį tiek išlaikymui. Čia jau apie optimizavimą grįžtame. Tikrai kai kurios įstaigos yra per didelės, per daug elektros išnaudojama. Bet čia yra tokie dalykai, kur tikrai viskas priklauso dar nuo įstaigos vadovų kompetencijų, ką irgi reikia didinti. Mes dažnai turėjome, kad gydytojas tampa vadovu, o gydytojas visą laiką buvo edukuojamas kaip gydyti. Ir neturėjo tų vadybinių sugebėjimų. Kai kurie yra nuostabus ir mes turime labai nuostabių pavyzdžių ligoninių. Mes matome, kai kurios ligoninės yra į pliusą, eina kai kurios į minusą. Su tom pačiom VLK įkainiais, su tom pačiom paslaugom, tai daug kas priklauso nuo vadybos ir nuo optimizavimo ir į tą reikėtų investuoti, į edukaciją tų žmonių. Ir man atrodo, kalbant apie patalpas, tai čia visiškai natūralu, kad jos pasensta tiesiog. Pasensta technologijos ir aš turėjau galimybę Vašingtono universiteto ligoninį matyti, kaip vienoj pusėje pastatė naują pastatą, kitoj pusėje, kur buvo ligoninė ilgą laiką, jie tiesiog nugriovė ir pastatė kitus statymus. Tai mes kažkaip taip užsiciklinom, kad jau pastatyta ligoninė, tai visada čia ir bus ligoninė. Tai mes matyti ateis toks laikas, kaip ir prasim, kad jeigu įsisėmė tos technologinės galimybės, tai ne renovuoti, ne kažką daryti, o tiesiog turėti naują statinį, tai tinkantį šių dienų reikalavimus, nes šildymas kainuoja kiti dalykai, ir pacientų patogumų, ir gydytojų, kurie tai mes nebijokim tų pasikeitimų. Jeigu čia buvo, kaip sakai, poliklinika, kuri tarnavo, bet jinai statyta ten 60 ar kuriais metais, tai galima atiduoti tą sklypą. Matome, kaip Vilnius, kai futbolo stadiono nebeliko ir atsirado statiniai, tai kodėl negali pasikeisti kurioje tai poliklinika, kuri buvo.
Taip, Sauliau. Jeigu galima, pasinaudosiu progą, mes apie sveikatą, gydytojus kalbam, vaistus, bet iš tikrųjų dar norėčiau truputį grįžti, numesti atsakomybę nuo gydytojų ir grįžti į mus pačius. Ir toks pavyzdys iš praktikos. Aš ukmergiškis, gimęs Ukmergėje ir kai buvau vaikas, miestas turėjo puikų atrakcionų parką, ratą didžiulį ir dauguma Lietuvos miestelių turėjo karuselės, taip vadinkim. Dabar vaikai po kurio laiko jau turi daug įvairių prekybos centrų, kur yra dideli vaikų kambariai, kurie gali šokinėti, bėgioti, sportas, jo, ta prasme, veikla kažkokia. Ir 2 metus gyvenau Druskininkuose ir buvau prieš mėnesį nuvažiavęs į Dineikos parką vėl. Atsimenu, kai aš gyvendamas, eidamas į pirtį, kurios pastatytas ant Ratničios, po pirties gali maudytis upelėje, jo. Kai pradėjau skaityti Dineikos knygą, Žmogus ir gamta ir kaip aprašyta, tai yra fantastinė knyga. Ir norėtųsi, kad tokie parkai, jų nedaug yra, kad ministerija irgi tai pasižiūrėtų ir galbūt galima kažkaip inovatyviai įkurti keletą tokių didesnių parkų, kur žmonės galėtų sveikiau gyventi, daryti pratimus ir turėti galimybę su gamta irgi, kaip sakoma, komunikuoti. Kolegos, turim 5 Kadangi minutes. Reikiškėse nepanaikykim teniso kortų, leiskim čia pažaisti po pasidėjimų. Turim 5 minučių. Labai trumpai kiekvienam iš jūsų. Vieną dalyką, ką padarytumėt dabar, kad būtų geriau būtent sveikatos sistemui. Kiekvienas iš savo srities. Kas būtų top prioritetas šiandienai padaryti ir tai jau galvotumėt, kad tai yra žingsnis į priekį. Aš tai galvoju, kad rudenį kada nors susisodinsiu visus pacientus, medikų atstovus, verslo atstovus, kad pasitartume, kokių pakeitimų mūsų įstatymuose reikia, kad mes ne tik kritikuotume, bet sakytume, kad einame gerų kelių. Aš gal 2 dalykus. Pirmą dalyką kaip pats asmeniškai manau, o vėliau kaip politikas manau. Galbūt kaip politikas pirmiausia. Tai mes nepakankamai finansuojame sveikatos sistemą. Kiek mes bedarytume, kiek mes beoptimizuotume, mes tik atsiremsime galiausiai į pinigus. Dabar kaip aš, kaip mokslininkas, kaip žmogus noriu pasakyti, kad mes turime daugiau investuoti į edukaciją. Kiekvienas iš mūsų esame patys atsakingi už savo sveikatą. Mes negalim kaltinti gydytojus, slaugytojus, negalime Oliko kaltinti, negalime politikų kaltinti, kad kažkas kitas, mes patys atsakingi. Mes turime sportuoti, turime sveikai maitintis, mes turime psichologinę savo sveikatą prižiūrėti. Mes esame atsakingi. Ir kuo toliau, tuo labiau būsime atsakingi už savo sveikatą. Tai 2 dalykai - pinigai ir edukacija. Bet ką jūs padarytumėt, nes čia yra kaip pinigai nuo jūsų nepriklauso, atsakomybė kiekvienam žmogui, o ką jūs kaip viceministras darytumėt? Taip, tai mes norime padidinti prieigą padidinti prieinamumą prie vaistų, padidinti prieinamumą prie inovatyvių vaistų, užtikrinti racionalų vartojimą, norime sumažinti eilės, norime padidinti tą finansavimą, kad gydytojai gautų ir slaugytojai gautų padorų atlyginimą, kad jie norėtų dirbti ir viešajam, ir galbūt privačiam sektoriui, ir norėtų grįžti žmonės į Lietuvą. Tai čia yra toksai kompleksinis paketas, Gerai. o kartu ir su inovacijom. Dirbtinį intelektą įvesti personalizuotą mediciną galiausiai. Tai toksai paketas. Sauliau, kas būtų iš jūsų tas vienas dalykas? Tai turbūt edukacija, jo, išvertėm savom jėgom daktarės iš Kanados knygą tėvam, kurie galėtų pasiskaityti, kaip vaikam padėti, tai čia pradinis žingsnis, o idėjų ir planų yra labai daug. Verslai jau šiandien daro, tai yra vaistai važiuoja iš ES, saugus, kokybiški vaistai, nuo Zapyškio iki Kėdainių jie yra saugomi ir tiekiami į Lietuvos vaistinės. Aš kaip tuos subjektus, įmonės, verslus, kurie importuoja vaistus į Lietuvą ir juos atstovaudamas nuo lygiai gretaus vaistų importo asociacijos, tai tikrai pažadu neduoti ramybės Juozui ir Danieliui ir sakyti, kaip mes galime geriau. Gerai, ačiū labai Jums už diskusiją. Aš manau, kad nusipelnė aplodismentų mūsų šitie diskutantai. O dar tada, jeigu leisit, kiekvienam po dovanėlę nuo Aleksano. Ačiū labai. Ačiū. Oi, ačiū. Manau, kad susisieksiu su